Бабушка. Pažiūrėkit, kaip babuškos apsirengusios. Kokiom suknelėm. Ar matėt, kur Lietuvoje babuškas, kad keliautų po pasaulį ir žiūrėtų? Čia panašu, kad kinietės iš kažkokio šiaurinio regiono. Purple is color, but in for the no purple color. All the roofs are yellow color. The purple from where? The purple from the gods of heaven. So in Beijing, that's a place we call the Temple of Heaven. It was no camera because. Per šitos vartus anksčiau galima buvo tik praeiti imperatoriui, o dabar liaudis, valstiečiai, gamyklų darbuotojai tokie kaip aš gali laisvai eiti. Dėka to, kadangi revoliucija įvyko Kinijoje ir liaudis paėmė valdžią į savo rankas ir atidarė vartus uždraustam mieste. Taigi, kiek aš gerai žinau. Dabar visi vaikšto minda tuos šaligatvius. Pažiūrėkit, kaip babulės apsirengusios. Sorry, are these like from China as well? No, yes. Nežinau, kaip jums, man įdomu į Karpėnus pasižiūrėti. Dabar nematau jau, kur gidas dingo. Tokios minios nerealios. Svarbiausia, garsiakalbis yra. Jinai sakė to the left ir dabar, karočią, jau nematau. Nes garsiakalbis ausyje, kur gidas jau nematau. Vakariečių turistų nėra labai daug, gal kokių 10 procentų tik tai. Dauguma azijiečiai, vietiniai gyventojai, kiniečiai. Eight plus one. Number one is the emperor. So that's the place called the emperor for the morning conference. And then 5 mountains. Pažiūrėkit, kaip kiniečiai viską pragalvoja dar imperatoriaus laikais. Čia laikė vandenį, kad gesinti gaisrą, jeigu užsidega dekoracijos. Ir apačioje galima išimti vieną bloką ir pašildyti vandenį žiemos metu, kad ištirptų ledas. Nu, gražu, ką galiu pasakyti. Bet kai su gidu vaikštai, reikia žiūrėti, kur gidas nuėjo, nes tiek žmonių gali pasiklysti. Jau vienas syk beveik pasiklydau. Vienu žodžiu, nerealūs vaizdai, čia tokio dydžio. Kiek sakė? 40 futbolo aikščių, dar viena aikštė. Dar viena aikštė, dar didesnė. King of the Castle. Įsivaizduojat, kaip čia žmonės gyvena. Kokia prabanga. Man atrodo, pirma dvaras imperatoriaus pastatytas 1200 metų prieš mūsų erą. Bet kadangi viskas pastatyta anksčiau buvo iš medžio, nu ir dabar iš medžio, be vinių, be nieko, tai dažnai sudegdavo. Ir kadangi dažnai sudegdavo, tai kas 100 metų kažkiek reikėdavo atstatyti. Ir dabar dekoracijos perdažomos kas 3 metus. Ir kaip reikia užsiparinti, kiek čia darbo įdėta, aš nežinau. Įsivaizduojat, socialinė distancija
dar imperatoriaus laikais buvo. Kiekvienas akmuo padarytas tam, kad stovėtų šitie officials, vienu žodžiu angliškai. Ir padaryta tokiu atstumu, kad viens kito negalėtų nužudyti. Įsivaizduojat? Ir tai buvo prieš kokius 500 metų. O po žeme padarytas tas fundamentas iš granito ir kažkokio akmens, vienu žodžiu, sumaišius tą akmenį su granitu ir vandeniu, gaunasi kaip cementas. Ir 50 metrų tipo po žeme toksai konsistencija. Vienu žodžiu, nėra žodžių. A kur gidas? Pažiūrėkit. Pionieriai atvyko į ekskursiją aplankyti imperatoriaus rūmų. Pažiūrėkit, ar yra bent vienas storas pionierius? Nėra. Ar yra bent vienas tamsesnis? Nėra. Ar bent vienas lietuvis ar lenkas? Irgi nėra. Kodėl nėra? Pavyzdžiui, kaip Airijai nuotraukas mokyklos daro, tai airių ten mažuma. O čia vieni kiniečiai. Nieko prieš aš. Vienu žodžiu pasiklyst čia. Ruso turistų. Publika moralė. Jo, turistų čia nemažai, bet svarbiausia gidė sakė, kad daugiausia turistų spalio mėnesį, kai būna nacionalinės išeiginės, nacionalinės spalio revoliucijos minėjimas, ar kas ten. Aš tau pasakysiu, žinok, kiniečiai viską apskaičiavo. Kiekvienas centimetras apskaičiuotas, kiekvienas indas turi savo paskirtį. Kiekviena dekoracija ant stogo turi savo paskirtį, savo reikšmę. Drakonai, feniksai, nežinau. Drakonas reiškia imperatorių, o feniksas reiškia imperatoriaus mamą. Feniksas yra moteriška giminė, nemaišykite. Drakonas yra vyriška giminė. Vienu žodžiu, man informacinis šokas, kiek čia visko yra ir kiek aš čia dar. Nerealiai viskas. Nerealiai. Pažiūrėkit, kokio dydžio indas. Čia laikydavo vandenį, lietaus vandenį, jeigu kyla gaisras, gesindavo su šituo vandeniu. Ir va ten apačioj vienas blokas yra, kuris išsiema žiemą, šildydavo vandenį, nes Beidžinge žiemos labai šaltas ir vanduo gali užšalti. Ir jeigu kyla gaisras, vanduo bus užšalęs. Taigi žiemos metu tas blokas išsitraukia ir kūrendavo su malkom, šildydavo vandenį, kad neužšaltų vanduo. Viskas apskaičiuota. Kiekvienas smulkmena. Pasirodo, kad anksčiau šitas vazas buvo paauksuotas ir kažkokie vandalai nugramžė. Nežinau, kada čia buvo, tai buvo opimo karas, sakė. Pažiūrėkit, viskas nudraskyta. Pažiūrėkit, pensininkai keliauja. Šitie pensininkai kiek gyvenime matė per savo istoriją, Kinijos istoriją tokią, o dėdukui 80 metų matė galbūt revoliuciją.
There's a big room. There are three kind of banquet, three tables. One table for carving, one table for decoration, and one table for worship. Na, šitam pastate imperatorius valgydavo. Būdavo paruošta 108 patiekalai. Būtinai 108, kad kas nors nenunuodytų imperatorius. Dažniausiai imperatorius nuodydavo patys giminaičiai, broliai, nes nunuodijus vyresniai broliai, tu tampi imperatorium. Ir nuodydavo imperatorius grybais. Tradicinis metodas. Bet prieš tai, kaip imperatorius ragaudavo maistą patikrindavo prapjaudavo su sidabriniu peiliu. Jeigu sidabrinis peilis patamsėja, reiškia maistas yra nuodingas. Įsivaizduojat, kiek reikia parintis, kiekvieną dieną, 3 kartus per dieną valgyti, kad tavęs nenunuodytų iš tavo aplinkos žmonės kažkokie. Ne taip lengva, jūs galvojate, imperatorius gyvena čia atsipūtęs, tokius dvarus pasistatė, viskas. Turėjo ne tik draugų nežinau, ar turėjo, jeigu brolis ten nužudė savo brolį, jeigu sūnus nužudė tėvą, ten istorija tokia valdžia, įsivaizduokit, per visą Kiniją. Kinija anksčiau galvojo, kad yra pasaulio vidurys. Ir kas įdomu apie kinietišką mentalitetą, apie pasaulį, tai kad pasaulis, kiniečiai anksčiau galvoja, kad pasaulis yra kvadratinis ir Kinija yra vidury pasaulio. Dėl to pirmas hieroglifas kinietiškas Zhongguo, kas vadinasi kinietiškai vidurio šalis. Zhong vidurys, Guo šalis. Ir pirmas hieroglifas Zhong yra kvadratas ir perbraukta per vidurį. Va taip va. Tas kvadratas reiškia žemė, brūkšnys per vidurį reiškia vidurys. Vienu žodžiu, mane supratot, dabar pamatysit šitą hieroglifą savo TV ekranuose. Zhongguo. Pavyzdžiui, visos kitos šalys vadinasi irgi su pabaiga Guo. Pavyzdžiui, Amerika vadinasi Meiguo. Vokietija D-Guo. Prancūzija Fa-Guo. Lituanija kažkaip kitaip biški vadinasi. Nes Lituanijos dar tais metais nebuvo, kai kiniečiai vadino šalis. Pažiūrėkit, pensininkų kiek. Dėdukas atvažiavo į sostinę. Dar vienas dėdukas. Pažiūrėkit, viskas padaryta liaudžiai. Pavėsys, paukščiukai, žvirbliai, čiulba. Pažiūrėkit, va, žvirblis, tusuica. Kavinukės, kavytės išgerti, tualetai, viskas paruošta. Kas čia yra kavinukė? Karšta arbata 35 juaniai, 4 eurai. Nu kaip turistų atrakcija visai gerai. Pažiūrėkit, kokios gražuolės. Išsipūstė kaip. Biškį vakar peršalau.
gerklę peršti. Karočią, tai šilta, tai šalta. Vakar buvo plus 26. Ant tos didelės kiniečių sienos buvau, vėjas šaltas pučia. Tai paskui kažkaip dar atsigėriau šaltos arbatos. Jaučiu, kad jau peršti gerklę. Galvoju, kaip čia nebūtų ta liga iš K raidės. Nu, tikiuosi ne. Gerai, kad nosis nebėga kol kas. Tikiuosi nebėgs. Bet gerklę peršti nerealiai. Nes sakau, temperatūra šiandien biški vėsiau 22, bet vėjelis ant saulės sušylė, paskui vėjelis toks papučia šaltokas ganėtinai, nes naktį buvo tik tai plus 5. Vienu žodžiu, kaip sakam, pūtė vėjas iš rytų, dabar iš vakarų. Nu, nerealūs įspūdžiai. Pilis, tai žinau kaip tas palas. Pilis išsiverčia lietuvių kalbą. Dvaras, dvaras tikriausiai. Nu, čia palyginus aš nežinau, ar yra pasaulyje dar didesnių dvarų tokio, kaip čia. Didelis puodas arbatos karštos tipo, bet ne karštai, jinai šilta gal. 50 laipsnių šilumos. Pagal kinietiškus standartus karšta, nes jie šiltos arbatos kaip ir negeria, galbūt ir geria. 35 juaniai, apie 4 eurus. Turistiniai atrakcijai pagrindiniai. Numeris 1 labiausiai populiarioj. Kokios gražuolės. Būčiau aš jaunesnis. Tai kaip sakant, pačiečinčiau. Su tokia va, pavyzdžiui. Galėčiau apsiženyti, bet čia tikriausiai imperatoriaus giminės iš artimųjų rato, sprendžiant pagal aprangą. Pažiūrėkit, arbata pagaminta su tikrais gabaliukais vaisių, ne kokia nors miltelių.我搁这门口等你，我们Nežinau, kodėl jie pastoviai tą žodį kartoja. Niga, niga, niga. Niga, niga, niga. Nėra čia tokių. Nėra, nemačiau nė vieno. Nu. Acuérdate, esa con que se quita por la noche, nivel. Se echa la crema. Pažiūrėkit, kokia prabanga. Means the auspicious and the longevity. Princess 刀的甄嬛。
这里面有什么呀？有2个字，价值连城无为。现在在咱们国内高级的我这下真迹啊，真迹啊，这无为什么意思呀？有所作为，不是兴华以德服人的意思。The Sunday, the shadow. Yes. Only one incense furnace for prayer in the capital city. Because this one is for the impure water. So it's a god of water. Будьте на реке Чупинец. 少爷，你们照不照？你们要照，咱就进去；你不照的话，我就不进去了。Олег. А, я понял. Ну что ты как? 这么大。Čia tik mažas pavyzdys, koks srautas turistų. Nu, bet nėra taip, kad stumdyt tiek daug žmonių, kad stumdytųsi, bet jau po pietų ganėtinai tiršta. Pensininkai, pažiūrėkit, su vežimėliais. Matos, atrodo kaip tadžikai kažkokie. Kaip tadžikai. Čia tikriausiai su musulmoniškais. O, pažiūrėkit, babulė. O, su medaliais. Kiek medalių, kiek uždirba. Visą gyvenimą žmogus dirbo gamyklai. Ir svarbiausia, dėduškos, tai babuškos juda, krūta, sveikatos turi kaip arkliai. Pažiūrėkit, dėduška. Rất nhiều. lấy được cả cái kia ở trong kia. Dar visai nesenai nepraėjo, galbūt jau praėjo 100 metų, bet 100 metų su kapeikom tik tai. Čia galėjo vaikščioti tik tai imperatorius ir imperatorius šeimos nariai ir aptarnaujantis personalas.
O dabar viskas atidaryta liaudžiai ir nesėdėkit čia tipo. Bet tikriausiai imperatoriaus palikuonis čia aiškina žmonėm, kur sėdėt, kur nesėdėt. Liaudis, darbo liaudis, visi. Diedukai, bobutės, o bobutė kokiu apsirengusi kostiumo dailiu. Čilina. Jo. Pažiūrėkit, kokia prabanga. Kokia prabanga. Aš jau čia pasiklydau. Pusę dienos vaikštau ir visą dieną išsižiojęs žiūriu. Kiek čia reikėjo laiką pastatyti viską. Man atrodo, sakė, greit pastatė, per 14 metų berods. Nežinau. Bet pažiūrėkit, kiekvieną detalę, kokios dekoracijas, drakonai. Čia irgi drakonai. Nu, čia aišku ištampuota su keramika, bet gėlytės. Ir žinot, čia kiekvienas ornamentas kažką reiškia. Drakonas reiškia imperatorių. Vienintelį dalyką žinau. Raudona spalva reiškia laimingą pagal kiniečių mitologiją. Žiūrėkit, kokios gražuolės, ne? Tiesiog norisi ženytis. Dramblys. Dramblys. Drąsiau dramblį. Žiūrėkit, marmuras. Kiekviena marmuro plyta išskaptuota su drakonais. Čia padarytas skylės, kelyje lietus, vanduo bėga. Vartai. Pasižiūri į kairę, pasižiūri į dešinę. Vaizdas iškart skyrėsi radikaliai. Kiekviena detalė apgalvota, turėklai išskaptuoti, iš akmens išpjauti, dramblys, pažiūrėkit, su drakonais. Dirbtinis kalnas padarytas. Vienu žodžiu. Ten stogas, ant stogo viskas ištapyta, išdažyta. Vienu žodžiu, šapakės. A žinote, kam slenkščiai padaryti? Pagal kiniečių mitologiją slengstis sustabdo blogas dvasias. Galėjo juk padaryti be slenkščio, būtų paprasčiau, bet dabar, kai dvasios eina, jos užstringa ant slenkščio ir neperlipa, jos nesupranta, kad čia slengstis. Įsivaizduojat, viskas apgalvota. Ant kiekvienų durų yra slengstis. Anksčiau lietuvių traubose irgi būdavo slengstis, o dabar tokios slenkščio reikšmės kaip ir nėra. Va, pažiūrėkit, prieinam prie kitų vartų, irgi slengstis. Jokia pikta dvasia nepraeis. Jezau, kokios lėlės. Iš kur lėlių tiek? Iš kur tiek lėlių, kai sako pas mus Ignalina. Nu, šitą jau nepanašiai į lėlį, biški mėgsta McDonald's pavalgyti. Karočią, aš apsisukau ir vėl tom pačiom vietom atėjau. Babuška. Kaip sako pas mus amerikonai Filipinuose, moment of truth. Patikrinsime, ar Kinijoje pasiekė европейskas progresas. Ar pas juos galima atsukti dangtelį laisvai, ar dangtelis liks prikibęs ir iš butelio nebus galima patogiai gerti.
tai milijono eurų klausimas. Ha! Pažiūrėkit, kokie atsilikėliai. Dar nemoka, neturi tokios technologijos, kad priliptų. 从重庆来的灵狐云港老人，听到广播后，请马上到太和殿去，您的家人在那里等您，谢谢。从重庆来的灵狐云港老人，听到广播后，请马上到太和殿去，您的家人在那里等您，谢谢。从重庆来的灵狐云港老人。 听到广播后，请马上到太和殿去，您的家人在那里等您，谢谢。谢谢，拜拜。Tai va, nutraukė mane, įsivaizduojate, pažiūrėkit, dangtelis lengvai nusisuka, o pas mus Europoje koks progresas, o tai va, nu patys žinot, dangtelis o tai va į nosį, o čia ne fasonas, man net gerda iš tokio butelio. Svarbiausia nėra depozitui. Depozitui nėra tos etiketės ir nereikia 15 centų sumokėti už depozitą. O Europa mūsų visus aplenkė su technologijom. Iš tikrųjų tai gerai, gerų metų laiku atvykau, geras oras palygint, šiltą dieną, nėra taip labai karšta ir vėl jinai įsijungia. Pažiūrėkit, sako, į tą 请马上到太和殿去，您的家人在那里等您，谢谢。从重庆来的令狐云港老人，听到广播后，请马上到太和殿去，您的家人在那里等您，谢谢。听到广播后，请马上到太和殿去，您的家人在那里等您，谢谢。 Aš tik suprantu, Zainalį šešė Ž. Vienu žodžiu, Zainalį yra kur, Ž yra žmogus, šešė yra ačiū. Ir dar suprantu, ką reiškia Nyga, bet nesakysiu, ką reiškia. Ir svarbiausia, kiniečiai visiškai netaupo plastiko, butelis toksai kietas. Pagamintas iš storo plastiko, praktiškai sunku suspaust. O pas mus pasiemi Coca-Cola, neįmanoma išlaikyti bambalę. Taip va, jie ir gyvena. Thì mình lấy cái ticket của mình đó, đi mấy cái bên hông vô. mà có cái ticket không có được đâu ạ. Đây đi vô. Phải có ticket mới vô được. 看看全是人。随便这样。再过来一点，站在这里。车这边，这车走啊。来了，走。你瞧，走上。过了那个门，上完厕所出来以后，一个家庭的单位把耳麦帮我收一下，收集家庭人不知道的。
卖推矮呀，筷子那些。大饼扣大饼脑，我的妈，一个3个半都买。这才是爆浆啊！偶遇在这个位置是偶遇不了的，这个位置从这个能看到那个。还没出去呢啊！这是。一做这样400件。红牌吧，就是300以上。对。Nach den Garten, dann ist jetzt der Bundesstaat. Gibt dann noch ein Café. OK， 好了，不哭就去买。走。快起呀，娘啊！不高，这一个高，一个是最长。А как вы знали? Это дизайн, наверное. Если конкретно узнали, надо убивать, потом послать. Это уже не важно уже. Потом они видят, что 120 сантиметров и 140 сантиметров. Между ними они проверяли, какое сколько. Потом еще узнали, как 2 сантиметра или 3. Потом поставили, наверное,2来后边的881。老实说嘛，我唔係。他意思就是说的是常住
咱们往前走一左转啊，马上咱们就出宫了啊。600万，一个就可以了。走哪去了？Pas kitaisus palauk nėra. Davai, greita, visi draugiškai, viens po vieną, nestabdom. Duola. Va, greita. Pažiūrėkit, kokie srautai turistų. Aš gyvenime nematęs tiek žmonių. 90% kiniečiai. Ir jeigu kas pasakys, kad vakarų Europos turistai nelabai važiuoja į Kiniją, arba vakarų pasaulio turistai aplamai, tai galiu pasakyti, kad tai Kinijai visiškai nieko nereiškia, nes pažiūrėkit, vieni kiniečiai, vidinis turizmas išvystytas pilnu pajėgumu, ir jauni, ir pagyvenę, ir netgi pats mongolų imperatorius atvažiavo. Nihao. Nesisveikina. Nihao. Nesisveikina, karališkas kraujas, kad tu su kažkokiu lapsardoku sveikinsis. Dar rabatiagos, mato, žmonės dirba, įdegė gražiai, visą gyvenimą pradirbo, dabar atostogauja. Jaunimas jau patukęs biški. Svarbiausia man, navigatorius rodo, eik tiesiai ant to pastato aukšto. Viskas užtverta, negaliu praeiti. Ten į vieną pusę nuėjau į 10 kilometrą, nėra nei pėsčiųjų perėjos nieko, dabar einu į kairę pusę. Čiagi yra požeminis perėjimas, kiniečiai viską apgalvoja, be abejo. Aš kaip nepagalvojau, turėtų būti požeminis praėjimas. Ežeriukas. Pažiūrėsiu, ar yra karosų čia. Matau, vienas karosas iššoka. Yra karosų. Plaukioja kažkokie karosai. Šokinėja, va ten va mailius. Bet žuvies nematau, nedidelės kažkokias žuvelas. Jo. Balti turistai. Iškart pamatai baltą turistą ir viršsvorio tas koeficientas pakyla staigiai.
Bilietas į parką kainuoja 2 juaniai, 25 centai, įsivaizduokit, 25 centai. Kur jūs tokias kainas rasit? 25 centus už atrakciją sumokėt. Čia trūksta man žodžių. Čia mažiausiai turėtų būti 2 eurai. Geriau aš jiems neduosiu idėjų. Kaip pasakytų tavariš Lenin, kam buržujams reikėjo tokie parkai. Įsivaizduokit, čia visi tie parkai pastatyti imperatoriui. Ir šitas kalnas beje dirbtinai padarytas, dirbtinai supiltas rankomis. Kalnas. 40 metrų aukščio kalnas. Įsivaizduojat, kad imperatorius galėtų nuo kalno pasižiūrėti į savo valdas. O dabar mes turim privilegiją šitame parke laisvai vaikščioti. Ir kas pasakė, kad komunizmas blogai? Bilietas kainuoja tik tai 25 centus, 2 juanius. Aš tokių bilietų gyvenime nematęs. Matęs, tiesą sakant, tarybiniais laikais, kai bilietas į kino teatrą kainavo 25 kapeikas. Bet tais laikais 25 kapeikas. O, babuška. Careful. Vėsų gražu, skaniai kvepia gėlytėm. Dabar pavasaris gėlytės žydi. Kaip mano bobutė sakydavo, bezai. Dabar pamiršau. Pas mus kieme Ignalina irgi augo tokie tik tai mėlyni. A koks tikras pavadinimas, aš nežinau. Coliukės kokios vaikšta, kojos kaip degtukai. Visiškai nevalgo. Va tokie Ignalinai. Va tokie Ignalinai augdavo. Taip skaniai kvepėjo pavasarį. A Jėzau, nostalgija man užėja. Čia galėjo bulvių pasadinti. Bet kadangi imperatorius bulvių nevalgė, tai pasadino gėlės. O šitie kvietkai vadinasi nacionalinis kinietiškas kvietkas. Nežinau, kaip vadinasi, dar nelabai žydė. Bet Idė sakė, kad čia yra nacionalinė gėlė. Man labiau panašiai medį kažkokį. Ir atrodytų, kiek turistiniai vietai galima nuplėšti pinigų iš turistų. Šiltą dieną kaip šiandien. Niekiek. Kainuoja tiek pat, įsivaizduojat. Spraitas vietinės gamybos 4 juaniai, tai yra 50 centų, vanduo 5 juaniai, 70 centų. Yra kažkokias duonas. Ir netgi yra kiaušinių. Įsivaizduojate, kiaušiniai yra. Nežinau, koks jų skonis. 6 juaniai kiaušinis, tai euras. 2 kiaušiniai euras. 6 juaniai kažkas
raugintas pienas. Čia dar paprastai taip kiaušinių nenusipirksi, ypač kai telefonas tarmozina. Nerealiai. Opa. Ir rodo jau šauktuką. Negalima naudotis. Activation. Negalima naudotis. Viso gero. Apseisit be kiaušinių. Vienu žodžiu, susidarė jau eilė. Žmonės nesupranta, kaip čia mokėti. Vienu žodžiu, susinervinu, sakiau, papūsiu kiaušinių, supisuisiu, bet kažkodėl neautorizuoja. Karočią, valgyt noris. Ryte 10 skaldūnų suvalgiau, lyg tai buvau gerai pavalgęs. Bet jau dabar 1:30, išvaikščiojau jau gal 30 kilometrų. Dar ant kalną lipti, įsivaizduojat, šitas visas kalnas dirbtiniai supilta rankomis. Nu kas jiem yra kalnas kiniečiams? Kiekvienas po kibiriuką žemės, akmenų ir po kelių dienų jau kalnas yra. Ukrainiečiai iškasė Juodąją jūrą, ten nežinau per kiek laiko, bet legendas internete sklinda tokios, kad ukrainiečiai iškasė Juodąją jūrą ir supylė Karpatą kalnus iš tų žemių, kol rusai gyvena pelkėse ant medžių. Ką litovcai veikia, tuo metu istorija nutylė. Nu, čia jau į politiką gal nereikia, tuoj man dislaikų primėtis. Blema, kiek čia eit, kur čia eit? Gal ten kažką suvalgyt duos, kokių kiaušinių matau. Va, pažiūrėkit, kvietkai žydi tie, kur aš rodžiau tikriausiai kinetiškai po akciją. Čia tiems, kas supranta apie kvietkus, aš tai nelabai. Poenija sufrutikosa. Pažiūrėkit, šlaunys ir kiaušiniai guli ant saulės ir jūs galvojat, kad jie sugedė? Ne, šviežiai. Galima sosiskių supisuoti. 10 juanių, euras 25. Ką tau reikia? Kukurūzinės sosiskas tikriausiai. Kažkaip nesinori mano ant saulės. Šašlykas. Karočią ant saulės guli čia, aš nežinau. Bet čia kiaušiniai tikriausiai pusę metų galioja. Nesinorėtų apsinuodyti. Čipsai euras 25, įsivaizduokit. Nuostabus parkas atrodytų, skydelis ir skydelis, elektros skydelis, papuoštas tais ornamentais tradiciniais, taip sakant. Nežinau, kažką man primena čia, bet šitoj pasaulio dalyje tai turi visiškai kitą reikšmę. Jėzau, kaim gražu. Gaila, kad dar nežydi kvietkai. Kaip čia būtų gražu, įsivaizduoji? O šitas įdomus medis, panašus į eukaliptą pagal tą odą, bet viršui spygliai ir kvepia kažkaip taip stipriai. Ir šakos su kankoraičiais. Įsivaizduojat? Įdomus toks. Pirmas matau gyvenime. Ant kiekvieno medžio prikabinta lentelė su
barkodu parašyta pavadinimas koks ir kiek medžiui metų. Su raudona lentelė buvo 300 metų, su žalia nežinau kiek tingių čia jau virsta. Bet pažiūrėkit, koks medis įdomus. Sabina Činasis, latiniškas pavadinimas. Pažiūrėkit, koks suoliukas su tradiciniais ornamentais. Lietuvoje tokia suoliuką negalima kieme laikyti. Iškart būtum. A gal jau dabar galima, kai politinė situacija keičiasi? Nu, tiesą sakant, nežinau, kiek čia tiesos, kad rankom kalnas padarytas. Nes kalnas atrodo, nu, nemažas. Nemažas ir akmenys nemaži. Bet sudėta matosi taip dekoratyviai. Pažiūrėkit, nu nėra jisai labai aukštas, berods 70 metrų virš jūros lygio. Nu, tokie akmenys. Šanchajus, Beidžingas yra 40 metrų virš jūros lygio. A šito kalno aukštis 30 metrų. Viso 70 metrų virš jūros lygio. Pažiūrėkit, kaip reikia užsiparint akmenys ir biški vietos yra žemė, pasodino kažkokius augalus. Ten supinta šakom, pripilta žemės ir pastatyti augalai, kad nekristų žemės tikriausiai. Aišku, Lietuvoje ant Gedimino kalno taip negali padaryti, pasodinti kažkokių medelių. Nedasigalvos, nu. Negalima taip. Tai labai paprasta, pažiūrėkite, iš šakelių supint, pripilt žemės, pasodinti kažkokį medelį. Per paprasta. Nu, ką žinau, aš nežinau nieko. Nu, biški yra, kur užlipt. Visą dieną pravaikščiojus. Jaunimas, jiems nieko neduok. Gerų vaizdų neduok, tik tai selfie pasifotkinti. Pasimaivyti prieš kamerą. Nu, pasirodo, dar ne pats viršus. Dar reikia lipti į viršų. Dabar žinau, kodėl bilietas pigus, nes nėra elevatorius. Galėtų padaryti elevatorių. Tokiems seniems žmonėms kaip aš. Žmonės pamiegojo. Pamiegos. Yra jis toliau. A čia anksčiau imperatorių reikėdavo nešti į viršų. Imperatorius tikrai pats savo norų nelaipiojo. Ir aišku, žmonių minios, kaip bebūtų, be to niekur. Pažiūrėkit, kaip viskas atreguliuota pagal pasaulio šalis. Per vidurį eina juosta tos dvaro, tiesiai į šiaurę. Feng Shui vadinasi. Central Point of Beijing City. Ir tai yra centrinė Beidžingo linija. Įsivaizduojat, vidury centro pastatytas uždraustas miestas.
我就这样。